Ai, pagaliau pas mus yra dar vienas brandas, kurį norim pasidžiaugti. Dažniausiai džiaugiamės, kad yra lietuviški produktai. Šį kartą pas mus produktas yra iš Ukrainos. Hado įmonė įkurta Charkive, dabar... 21 metais per patį gerumą. Kilimą. Hado alyva šiandieną yra ant mūsų stalo. Mes, žinot, esam visi motorgalviai čia susirinkę. Rolka, aš ir Mantelis pats didžiausias. Mes jam sakėm, Mopedai, lenktynininkai. Tu apie alyvą net nešnekėkis. Pradeda jis. Nesustoja. Revitalizantus. 3 minučių neužteks, blėt, apie. Gerai, man čia kas yra tas revitalizantas? Sako, Hebra, pavostykit, pažiūrėkit, padiskutuokim. Va. Aha. Kvepia kaip valymo priemonė. Taip, švariau negu mano namai kvepia. Tai šitas... Aš įsivaizdavau alyvą kažkaip kitokią kvapą. Tokį... Ne, bet tai čia yra aukščiausios kokybės alyva. Dėl to, kad taip yra. Pilnai sintetinė for luxury driving. Bet natūraliam ūkiui užauginta. Tai gerai, ar tinka ir benzininiam, ir šitiem dizeliniam varikliam? Man, tu klausi tokių akivaizdžių klausimų. Aišku. Tai esmė labai paprasta, ką norim jums papasakoti, kad šitas brandas yra atkeliavęs dabar ir į Lietuvą, ir galima, ir verta jo ieškoti savo nuostabiajam automobiliu. Jeigu mylit save taip pat, tiksliau savo automobilį taip pat kaip save. O taip yra Lietuvoje tikrai, gal netgi automobilį labiau negu save. Aš padaryčiau tyrimą, kas yra daugiau ant profilio foto, ar mašinų, ar žmonių. Ar šeimos. Man atrodo, mašinas laimi. Ir taip, kad jūsų automobilio širdelė plaktų visą laiką, kaip laikrodukas, koksai šveicaras. Būtina yra sutepti su gera, tikra sintetinė alyva, kuri jūsų automobilio variklį padarys burzgiančiu lig kūdikėlio. Taip. Wow. Ir tam naudokite šitą Hado alyvą. Taip. Hado. Tai mes čia turim tokius du variantus. Red Boostas tai yra... Alyvų skirtingų. Alyva stabili. Teisingai. Tai reklama. Skirtingų dėžučių spalvų yra netgi. Tai alyva, kuri neleidžia greitai oksiduotis, kuri užtikrina tolygų dėvėjimąsi viso naudojimo laikotarpyje. Tai yra variklio dėvėjimąsi. Visos Hado alyvos turi specifinius kvapus ir tai yra padaryta tam, kad jas būtų sunku perdirbti. Tai yra apsaugoma nuo padirbinių, nes tos alyvos tikrai yra labai geras. Ir alyva, jeigu neklystu, yra naftos dirbinys. Labai gerai. Ir turim baltąją tą luxury drive versiją. Linijos turi daugiau revitalizanto į savyje ir turi papildomai premium kvapą, kuris jūsų automobilį padarys kvepinti ne tik tai iš išorės, bet ir iš vidaus. O revitalizantas yra tokia medžiaga, kuri esant aukštai temperatūrai ir slėgiui užtaiso, padengia jūsų variklio pažeidimus. Metalinės dalis ir pažeidimus, kad viskas veiktų kuo sklandžiau.